Tikrai ausis baigia nukristi beklausant, bet čia yra esminis siūlymas. Iš visų siūlymų pats rimčiausias. Tai yra būtent įsigaliojimo terminai. Nežinau, kiek kartų dar teks kartuoti tą patį, kad aš tikrai nekvestionuoju politikų, politinių partijų noro savo kažkokią vieną ar kitą matymą įgyvendinti, keičiant įstatymus, siekiant kažkokių, jiem atrodytų teisingesnių dalykų, bet iš esmės įsigaliojimo terminai yra tai, ką mums suponuoja gyvenimas demokratiškoje, teisinėje valstybėje, būnant Lietuvai ES nare. Tai iš tikrųjų yra esminis dalykas. Ir aš nesuprantu, kad jau ir taip tas įstatymas yra toks išoperuotas, daugybė kompromisų, tikrai daug siūlymų iš opozicijos yra pritarta ir panašiai, bet vis tiek visa rizika yra paliekama, kalbant apie įsigaliojimą ir niekaip per visas šio įstatymo priėmimo, jau galima sakyti, fazes, niekaip nei komitetas, nei Seimas į tai neatsižvelgia. O iš esmės, LRT struktūra keičiasi iš principo. Pakeitimo mastas yra didžiulis. Ir šitoj vietoj tikrai turėtų ir būti tokia data, kokia yra mano siūlyme, tai šitų visų įsigaliojimų, tai 2028 metų spalio 3 diena, tai būtų sąžininga, garbinga, teisiška ir tikrai nesukeltų kažkokių kitų problemų. Tai siūlau labai palaikyti mano šitą